Keliaujam toliau Rame Šventojo miesteliu. Saulytė šviečia, vėjukas pučia. Smagu. Grynas oras. Čia yra rodiklė. Kur kas randasi, skulptūra žvejės dukros. 600 metrų uostas. O mes einame Mergelės Marijos jūrų bažnyčios. Matosi kažkokiu medžios kryžius jos. Einame bažnyčias, sakysit, ko jūs melsis, ne, jie kažkokios aikštelę. Štai minėjau, jau neturi būti atidaryta. Kaip nuostabiai saulė šviečia. Jau matau, durys atidarytos. Galėsim lipti. Ai, ten į viršų. Įėjimas, įdomu, kiek kainuoja. Pasižiūrėsim. Na, buvo euriukas. Anksčiau, dabar. Va, įėjimas augusiems euras. Neįleido. Neįmečiau eurą. Nu, ką padarysi, kažkas net čia. Nu, einam į viršų. O, kaip štin. Kas smagiausia, kad nėra žmonių. Ramiai, be žmonių. O, tenais. Patį viršų. Mano mažėjinėjo su manimi. Į aukščio, nu, aš keliauju. Na, pasigražiu tuo. Tada pro langą. Manau, tas kaip aukštai. Nu, čia lipimas toks įdomus. Viskas matosi kiaurai. Kaip čia darė pernai, viskas ir stovi. Tada baigta. Tamsu. Na, taip į apačią nelabai norisi pasižiūrėti. Nemažai užlipom. Dar nemažai liko lipti. Svarbiausia, nežiūrim į apačią. Prasidėjo, jau atsiveria. Būti peizažo. Į apačią nežiūrėta. Jau nebedaug. Ir paskutiniai laiptukai. Skidžiai žmonių yra. Toks euras užlipimas. Ir va štai va. Atsižiūrė panoramą. Visa jūra. Pramogų parko, visa Šventose. Na, aukščiais man taip jau, baimė. Jausmas yra, nėra drąsos.
tolumai Palanga matosi. Gražu. Namelis, seniūnieji tiek. To viską. Pasigrožėjom panorama. Laikas leistis vėl dabar. To siaurų praėjimo. O tokiais siaurais laiptukais atsargiai dar. Šiandien pagrindinius ataukščiai suksai. Ojojoj. Ir leidžiamės į apačią. Svarbiausia, kai sakau, nežiūrėti į apačią, kas bijo. Nes čia tai vaizdas geras, toks ekstremalus. Viską matai. Štai. Leidom. Viską va išėjimas. Spaust šitą knopkę. Nusileidom. Išėjome nuo pačio viršaus. Jau kai tvirčiau ant kojų jaučiuosi, kai nusileidęs ant tvirto pagrindo, jeigu kitais laiptais lipt. Rugpjūčio mėnesį Vokažių jūro žvejo šventė bus šventoji. Rugpjūčio 1 penktadienį, šeštadienį, laivūnų varžybos net vikingų. Bet gaila jau, būsiu namuose. Ką padarysi? Visur spėsi. Neina viskas planuoti, aktai džiaugtis atostogų, ką gauni. Ir yra kaip yra. Po žvalgos aikštelė dar atėjau iki turgelio. Po bagažinių turgelis viską. Topolių gatvė 3A. Tai šeštadienį. Dėja, nieko nematau. Kad kas būtų kur ką. Toks turgeliokas. Kas lieka perėti kitą gatvės pusę. 6. Bandom surasti tą 3. O, 3. Tai 3 bus, turgelis. Bet dėja. Nėra jokio bagažinio turgelio, tik tai rūbai. Žmogus su šviežiai rūkyta žuvim. Ir viskas. Na, pasivaikščiam per kokią šitą gražią aikštę. Čia atrodo, lyg anksčiau buvo autobusų stotis. Tai ta mažesnė tokia ir. Turgelių atostogos nuo turgelio. Turėtų būti fontanai, bet išjungti. Čia Palangos kultūros. Tokie rūmai. Gaila, fontanas išjungtas. Nei turgelio, nei fontano veikiančio. Bet mes apsilankėm. Žvelgiam į šventąją iš aukštai.